Šiandieną mes kalbame apie vaikus, apie tuos mažus gyventojus, kurie patys negali apsiginti ir dažniausiai jų likimas priklauso nuo suaugusių. Jų likimas taip pat priklauso ir nuo mūsų Seimo narių esančių šioje salėje. Todėl siūlau papildomą poveikio priemonę tiems, kurie piktybiškai nevykdo pareigos išlaikyti savo vaikų ir nemoka teismo priteistų alimentų. Tai pasiūlymas yra tokiems asmenims riboti teisę vairuoti, įsigyti vairuotojo pažymėjimą bei žvejybos bilietą. Tačiau svarbiausia ne pati sankcija, svarbiausia aiški valstybės žinia, kad vaiko interesas aukščiau už suaugusiųjų patogumą. Šiandien Lietuvoje nesumokėtų skolų alimentų vaikams suma siekia 200 milijonų. Antstoliai sako, kad antstolių duomenimis yra vykdoma apie 30–40 tūkstančių bylų dėl vaikų išlaikymo išieškojimo. Ir už kiekvieno šito skaičiaus yra konkretus vaikas. Ir čia mes kalbame tik apie finansus, kurie būtini vaiko kasdieniniam gyvenimui. O ką jau kalbėti apie vaiko apkabinimą, palaikymą, padrąsinimą, galų gale domėjimąsi vaiko gyvenimu. Tai aš suprantu puikiai, kad pinigai niekada neatstos tikros tėvų meilės ir dėmesio, tačiau net minimalus finansinis išlaikymas yra bazinis atsakomybės ženklas. Kad ir kaip būtų skaudu, bet dėja didžioji dalis šitų asmenų, apie kuriuos aš kalbu, yra vyrai. Tai tampa ne tik vaikų skurdo, bet ir moterų nesaugumo problema. Mes dažnai kalbame apie tai, kad Lietuvoje mažėja gimstamumas. Šiandien dalis moterų apskritai bijo kurti šeimą ar susilaukti vaikų, nes mato realią riziką likti vienoms be pagalbos, be palaikymo ir vienoms nešti atsakomybę už savo vaikus. Valstybė, aš manau, turi parodyti, kad atsakomybė už vaiką negali būti palikta vienam žmogui, vienam šeimos nariui. Dar viena labai svarbi problema, kad piktybiškai alimentų nemokantis asmenys dažnai slepia pajamas, slepiasi šešėlyje, kenkia ne tik vaiko, visai valstybei, nes praėjus keliasdešimčiai metų tie patys asmenys, neturėdami būtinojo darbo stažo, vėl kreipsis į valstybę dėl įvairių kompensacijų, dėl minimalios pensijos, kur vėl lygiai taip pat tai guls ant mokesčių